Sveiki, mėly Marijampolės televizijos žiūrovai. Ir vėl ketvirtadienis, ir vėl kūrybinės sferos. Laida kviečianti iš arčiau pažinti kultūrą kuriančių žmonės ir kultūrinį vyksmą Marijampolėje. Šiandien apie kūrybą ir fotografiją. Kalbamės su fotomenininkė Domininka Živelienė. Labas, Domininka. Labas, Karli. Tai Domininka pati esi gimusi ir užaugusi Panevėžyje, taip pat gyvenai Kaune ir Londone, o dabar Kazlų Rūdoje. Tai per visus šios miestus ir pakeliausime, bet visų pirma noriu tau užduoti klausimą, kurį turbūt labai dažnai girdi iš kitų ir turbūt vienas iš klausimų, kurį ir aš uždaviau pirmą kartą, kai susipažinome, apie tavo vardą. Tai kaip ten yra, Domininka ar Dominyka? Iš tikrųjų, apie vardą klausimus sulaukiu pakankamai dažnai ir dažniausiai žmonės pasitaiso irgi kaip ir tu, ar Domininka, ar Dominyka. Ir istorija tokia, kad mama, kai jau užrašyti man gimus mano vardo, ji turėjo galvoje Dominyka, bet ten jai pasiūlė tokią kaip alternatyvą, naujovę Domininka. Ir jų užrašė Domininka, bet pati manęs niekada taip nevadino ir aš šeimoje iš tikrųjų augau, galvodama, kad esu Dominyka iki pat studijų. Aš žinau, kad gimimo liudijime ir pase aš esu Domininka, bet mane visi vadino Dominyka, aš pati prisistatydavau Dominyka ir tik vėliau, tokia brandesniam laikotarpį, perėmiau jau tą Domininkos vardą. Tai va, iš tikrųjų tas galbūt šiek tiek man taip simboliškai lėmė ir tą dvilypumą ir mano veiklų ir pačios suvokimo pasaulio, tarsi ir Domininka, ir Dominyka, ir menininkė, ir nemenininkė, tai vat, vardas atsinešė tokią šiek tiek struktūrą į gyvenimą. Tai šiandien apie tą meną ir demeną pasikalbėsime dar plačiau, o dabar esame rezidencijoje Grįžulo ratai, tavo parodoje. Gali plačiau pristatyti, kokia tai yra tavo paroda? Taip, šitą darbų kolekciją aš sukūriau iliustruoti Ramutės Sarapinavičienės poezijos knygai Pro atkeltus vartus. Mes tiesiog susipažinom Kazlų Rūdoje per bendras veiklas, labai šilta draugystė užsimezgė ir Ramutei beruošiant savo knygos leidimą, ji paklausė, ar aš norėčiau iliustruoti ir aš iš karto sutikau. Ir taip besigilinant į tas jos eiles, gimė va toks va mano galvoje vizualas, vaizdiniai apie seną sodybą, apie grįžimą į namus gimtus, apie rankas, motinos rankas, tėvo rankas, apie tą aplinką, kuri tiesiog suauga su tavim. Ir va taip gimė iliustracijos, kuriuose ir fotografija, ir fotomontažas, šiek tiek nerealistiškų dalykų. Bet manau, kad tokia ir turi būti poezija, iliustracija. Ir čia nėra vienintelė ir pirma tavo paroda, ar ne? Gali apie kitas šiek tiek plačiau papasakoti? Tai po to, kai grįžome iš užsienio gyventi į Lietuvą, čia yra mano trečia paroda. Dar Kazlų Rūdoje ant viaduko virš traukinių bėgių esančioje tokia lauko galerijoje buvo mano irgi fotomontažų paroda Magiška Kazlų Rūda, kur aš savo vaikus tiesiog patupdydavau į kažkokias vietas Kazlų Rūdoje, gamtoje dažniausiai ir dar prikurdavau jiems tai aplinkai kažkokių magiškų dalykų. Taip pat dar buvo ir mano grafikos darbų paroda, Nosiaus 40 portretų, tai ji dabar truputį keliauja po mažesnės bibliotekas, Šakiuose dabar, tai labai džiaugiuosi. Tai apie nosį ir kas yra nosis irgi truputėlį vėliau, o dabar apie pačią fotografiją. Jau tu paminėjai žodį magija ir man tos tavo fotoportretai, nuotraukos atrodo ne tik paprastos nuotraukos, kuriuose įamžinti kažkokie momentai ar įvykiai, bet iš tikrųjų labai vaizdingi, magiški dalykai, kurie atrodo tarsi kokios tai pasakų kažkokie fragmentai. Ar tai yra fotografijos kažkokia rūšis? Iš esmės, aš turbūt save galėčiau pavadinti
portretų fotografė ir visą laiką užsiėmiau daugiau žmonių įamžinimu. Man tai kažkaip artima, man svarbu jų istorija. Tai tas magiškumas atsirado šiek tiek vėliau, gal irgi beieškant tobulėjimo kažkokio tai ir tokio supratimo, kad dabar visi gali fotografuoti ir įamžinti ir norėjusi, kad tai nebūtų tik tai mygtuko paspaudimas, nors aišku tai ir nėra tik mygtuko paspaudimas, bet tokį suteikti daugia sluoksniškumą tai fotografijai ir man tai atrodo tikrai labai stebuklinga, kada tu gali dabar naujų technologijų dėka dar šiek tiek pridėti ir ištraukti gal netgi į paviršių tuos dalykus, kurių akis nemato, bet tu gal pajauti ir parodai ir žiūrovui. O vat jau pati paminėjai, kad visi fotografuoja, šiandien daug kas fotografuoja tikrai savo fotoaparatais. Kaip išsiskirti fotomenininkui šiandien, kai visi fotografuoja? Aš nežinau, ar aš galiu atsakyti šitą klausimą. Man visą laiką labai norėjosi viską irgi daryti profesionaliai, gal dėl to ir įstojau studijuoti fotografijos. Iš tokios didelės pagarbos menininkam, kurie iš tikrųjų paskiria ir savo gyvenimą, ir laiką, ir finansus mokslams. Ir aš dabar tiesiog nusipirsiu fotoaparatą ir fotografuosiu. Man atrodė, tos akies talento ar kažko tai nebūtinai pakanka ir aš noriu ir tų žinių. Ir labai džiaugiuosi, kad studijavau, bet aš manau, kad fotografija užsiimti gali visi. Ir apskritai menas yra visiems, čia tokie vėl tie dvilypumai mano gyvenime, kada aš iš vienos pusės esu labai už tą profesionalų meną, už kokybišką, už estetiką. Ir tuo pačiu noriu, kad visiems būtų ir prieinamas, ir kad visi kurtų, ir visi bandytų. Tai fotografija... Kaip išsiskirti su fotografija, aš irgi negaliu pasakyti. Manau, kad tiesiog svarbiausia yra pats procesas. Jeigu tu nuoširdžiai į procesą įsigilini, paieškai truputį gal turinio, konteksto ir kažkokių tai kitų dalykų negu vien techninių, tai turi puikiai gautis. Jau, tai tavo produktas. Taip. Man dar labai įdomu, fotografuojant yra užfiksuojami įvykiai kažkokie, ar ne, bet taip pat pagaunamos ir emocijos. Kas ten tokio toj vaizdo kameroj, kuri pagauna tas emocijas žmonių? Su emocijom taip, čia nėra lengva, nes tikrai ne kiekvienas prieš fotoaparatą gali atsipalaiduoti ir tą emociją parodyti. Dažniausiai žmonės sustingsta labai, bet aš kažkaip stengiuosi, nors nesu labai šnekus žmogus, bet kada fotografuoju, aš pavirstu į tokią tarškutę ir tarsi nuimu dėmesį nuo modelio, leidžiu atsipalaiduoti, užkalbu kažkokiam temom, mes daug šnekamės ir aš matau tiesiog, kaip veide viskas atsipalaiduoja, žmogus tikrai atranda savo tą ramią būseną ir tos emocijos tada išlenda. Tam reikia laiko, tu nepadarysi fotografijos per 3 minutės, nors būna aišku taip, bet iš esmės tai procesas, kuris užsikūrė ir galiausiai išeina rezultatas. Ir įkvėpimo turbūt tam reikia, ar ne? Ir kaip yra apie įkvėpimą tavo kūrybai? Ar visada jinai yra, ar reikia išlaukti? Ir, pavyzdžiui, ką daryti, jeigu reikia kažkokį, tai sakykime, užsakymą įvykdyti, o įkvėpimo nėra? Įkvėpia patys žmonės. Mane labiausiai įkvėpia žmonės, jų gyvenimas, jų istorija. Tai vis tiek, aš sakau, kažkaip jeigu tu įdedi to darbo ir įsigilinimo, vis tiek kažkas tai gaunasi, nepaviršutiniškai pasižiūri viską. Ir aišku, būna visokių tų užsakymų, gal šiek tiek daugiau reikia save paspausti, bet iš esmės tai kūrybinis procesas įsitraukia ir atpalaiduoja vienam ar kitam laiko tėkmėje vis tiek. Tai dabar nusikelkime šiek tiek į tavo vaikystę, į tavo gimtąjį Panevėžį. Sakyk, ar vaikystėje buvai apsupta menu, daug gyvenime buvo meno? Aš manau, kad galėčiau pasakyti, kad taip.
nors, tarkim, nei šeimoje pas mus buvo profesionalių menininkų, nei, taip sakyčiau, artimiausioje aplinkoje, bet Panevėžys apskritai toks yra meniškas miestas. Tai man natūraliai atrodė kaip rutina jau, kad kiekvieną savaitgalį mes eisim į dailės galeriją, į fotografijos galeriją, apžiūrėsim miesto skulptūras, naujausias parodas, Miltinio dramos teatras, Dautarto meno teatras, Lėlių vežimo teatras. Ten tikrai tų tokių meno įsiliejimo į tavo kasdienybę buvo labai lengva rasti. Tai aš džiaugiuosi, aišku, kad mama visur mane vesdavosi ir sakau, tai buvo tapę tokia rutina, aš net nekildavo klausimas, tiesiog naujų parodų kažkokio apžiūrėjimas, tai čia savaime suprantamas dalykas. Tai va. O paskui jau pradinėse aš pradėjau mokytis menų mokykloje, dailės mokykloje, turėjau tikrai labai puikius mokytojus. Taip pat gimnazijoje, kurioje mokiausi, turėjau nuostabią dailės mokytoją, kuri labai mane irgi įkvėpė ir palaikė. Ir kaip ir taip jau krypau link to meno, rinkausi grafikos specialybę, bet turbūt kažkaip pragmatiškai pažiūrėjom šeimoje į šitą visą situaciją ir tuo metu gal ir toks laikas buvo, kada atrodė iš meno nelabai gyvensi ir tai labiau gal tegu lieka hobis, tokia veikla širdžiai šalia, o dirbti visgi reikia rimtus darbus. Mhm. O be fotografijos iki jos kažką dar kūrei? Tai aš fotografiją iš tikrųjų atradau daug vėliau, jau čia pirmos pažintys Kaune prasidėjo, paskui Londone, Anglijoje, o iki to laiko piešiau, grafiką daugiausiai. Mhm. Tai dabar iš Panevėžio keliaujam į Kauną, kur studijavai anglų kalbą. Taip. Ir taip pat studijavai kalbotyrą, ar ne? Ką davė tos studijos, gali šiek tiek prisiminti apie jas? Taip, tai aš įstojau anglų kalbą ir irgi dar mokykloje turėjau labai gerą anglų kalbos mokytoją, kur irgi buvo didelis įkvėpimas ir postumis ir man tokio kažkokio labai didelio nesijautė nuostolio įstojus ne į menus, o į anglų kalbą, nes tai buvo irgi man labai dalykas artimas, kuris man sekėsi ir patiko. Ir studijų metu aš labai daug išmokau apie literatūrą, mes skaitėm vaikų literatūrą, kanadiečių, britų, mes skaitėm įvairiausius kūrinius ir tai buvo toks labai giluminis įėjimas į kalbą ir man labai iš tikrųjų patiko, bet tik tai tiek, kad taip jau susiklostė, kad su kalba nedaug teko dirbti. Tai dabar paliekam ir Kauną ir keliaujame į Londoną. Kaip tau pasirodė Londonas, nuvykus iš mažos šalies, vis tiek tenais ir kultūrų daug, vadinamas kultūrų mišinio, ar ne, ar buvo gal kultūrinis šokas, kokios patirtys Londone? Iš tikrųjų, pirminis įspūdis tai buvo kultūrinis šokas, nors mes prieš tai keletą mėnesių praleidom Liuksemburge, ten turėjau stažuoti Europos parlamente, būtent su anglų kalba ir vertimais. Ir jau ten mes pažinom žmonės iš visų ES šalių, bet tai buvo visai kas kita ir čia įkrenti į tokį katilą, kaip tu sakai, tautų ir vėl iš naujo turi prisitaikyti. Tai tikrai buvo šokas, bet aš sakyčiau, jisai gal daugiau vis tiek teigiama prasme. Buvo labai įdomus laikotarpis, tik tai mes kaip ir neplanavom nei užsibūti, tikslas niekada nebuvo migracija, bet ištinka gyvenimas, kaip ir atėjo laikas vaikams ir paskui jau ta laiko tėkmė išsprūsta iš rankų ir žiūrėk, jau beveik 10 metus prabėga. O kalbant apie meną, Londonas vis tiek tikrai kupinas meno. Ar dalyvavai Londono kultūrinėme kažkokiame gyvenime, lankydavaisi kažkur, gal turi mėgiamą turėjai vietą? Taip, teko ir vienoje, ir kitoje vietoje apsilankyti. Meno tikrai labai daug, visais rajonais ten jau galima atskirti vietas, kur gali pamatyti daug meno. Bet gimus vaikam aš pradėjau ieškoti tos veiklos, kuri man suteiktų tokią savirealizaciją ir tada atsirado fotografija. Tai dalyvavau, aišku,
ir bendruomenės, tokiam lietuvių bendruomenės gyvenime. Prisijungdavau prie parodos, esu prisijungus prie vienos tokios įdomus projekto. Aišku, įvairūs kursai prasidėjo, norėjusi save tobulinti, ieškoti ir galiausiai atsidūriau fotografijos studijose. Gali šiek tiek plačiau apie studijas papasakot? Galiu. Studijavau fotografiją Bedfordo koledže. Tai irgi labai suteikė tokį platesnį įsigilinimą į šią sritį, nes palėtėm viską nuo produkto fotografijos, mados fotografijos, iki portretinės, iki istorijos, įvairiausių dalykų ir buvo tikrai labai labai įdomu. Džiaugiuosi ir toks vienas geriausių etapų. Tai ir dabar iš Londono į Kazlų Rūdą, ar ne? Kokie keliai atvedė? Į Kazlų Rūdą atvedė vyro šeima. Kazlų Rūdoje gyveno jo močiutė ir mes čia atvykdavom į svečius ir kažkaip po to didmiesčio milijoninio miesto norėjosi ramybės, gamtos ir sakyčiau, Kazlų Rūda yra puikia vieta auginti vaikus ir pasirodo ir puikia vieta save realizuoti. Aš iš tikrųjų atvykus į Kazlų Rūdą radau meną ir radau tą, kaip čia pasakyti, labai daug meno, kurį kūrė vietiniai žmonės. Kai pradėjau dirbti turizmo centre, tiesiog kažkaip atsitiko ir gaudavosi vis vienas ryšys kitas, kad ateina žmonės, mes išsibendraujam, ir vienas kūrė, ir kitas kažką kūrė. Ir man vėl tada tokia dilema atsiranda vidinė, vėl tas profesionalus menas ir neprofesionalus, tai kas aš esu, ar aš fotografė, ar aš esu grafikė, ar aš nei tas. Ir čia irgi žmonės, tai jie dirba paprastus darbus, bet jie laisvalaikiu kūrė, tai ar jie menininkai, ar jie ne menininkai. Tai aš tada pradėjau domėtis, atradau outsiderių meną, netgi žinau, yra pasaulyje ir asociacijos, ir kūriamas parodos, ir labai vertinamas šitas menas, kurį kūrė žmonės, kurie neturi tam tikro išsilavinimo, bet tiesiog iš širdies, daugiau gal viskas yra apie procesą. Tai Kazlų Rūdoje tikrai labai daug to outsiderių meno ir aš pati irgi save, sakyčiau, priskiriu labiau prie to, nes negyvenu iš kūrybos, tai daugiau yra širdies veikla. Bet, sakau, Kazlų Rūda yra tikrai nuostabi vieta, pilna kūrenčių žmonių ir gamtos grožio. O dirbant turizmo centre, kūrybos daug būna? Taip, daug. Kažkaip natūraliai pradėjus ten dirbti, mes pradėjom ir parodas organizuoti vietinių būtent menininkų, nes turim nedidelę erdvę, kurioje labai tinka eksponuoti tokias nedidelės parodėlės ir tai žmonėms teikia, aš manau, labai daug džiaugsmo pamatyti savo darbus viešoje erdvėje, turėti tokią vietą, kur tu gali ateiti, atsivesti draugus, pamatyti savo darbus eksponuojamus, apšviestus ir kažkokio tokio dėmesio gauti. Tai labai svarbu. O kaip patys Kazlų Rūdos gyventojai reaguoja į tai, ką tu darai, tai, ką tu kuri ir dirbi? Lyg ir gerai. Ne, iš tikrųjų sulaukiu labai daug teigiamų komentarų ir tokio palaikymo ir gražių atsiliepimų. Tai labai džiaugiuosi, kad galiu iš tikrųjų kažką tai duoti miestui, kuris tapo mano namais. Ir kaip turizmo specialistė, galėtum įvardinti, kodėl verta aplankyti Kazlų Rūdą? Oi, nuo ko pradėti? Kazlų Rūda yra nuostabus kraštas, nuostabus miestas miške. Tai yra vieta, kur galima rasti ir gamtos, ir istorinių objektų, ir labai daug edukacijų įvairiausių, daug kultūros renginių ir tokių kokybiškų, sakyčiau. Ir tikrai tai kraštas, kurį norisi sugrįžti ir pažinti iš naujo. Ir čia vien tai, kad dirbdama turizmo centre aš pastebėjau, kaip metai iš metų auga mūsų ta bendruomenė, tų, kurie kažką tai veikia ir kuria, ir tiek atvykstančiam turistui, tiek vietiniam žmogui. Tai reiškia, kad tai yra erdvė, kurioje gera būti, gera kažką tai daryti ir žmonės vis daugiau jų atvažiuoja, kuriasi.
Turim tokių tikrai unikalių vietų ir Šiaudinių namų sostinė, ir Kristalų parką, ir po kalnų su ožkytėm vaikštom, ir sėdim bare, žiūrim į traukinius. Tikrai labai įdomi vieta yra Kazlų Rūda. Čia apie peroną. Taip. Apie peroną. Okay. Ir apie nosių dabar. Tai kas yra nosis? Papasakok. Nosis. Nosis yra su manim visą gyvenimą. Tai yra toks alter ego personažas, kurį aš tiesiog visada paišydavau, kur tik ranka pasiekdavo kokį popierėlį, paraštėse dar mokykloje. Kažkaip natūraliai matyti iš vidaus išeidavo tas personažas. Ir kadangi visą laiką buvau tokia gana uždara ir nekalbi, jisai galėdavo pasakyti tai, ko aš neišdrįsdavau gal. Tai va, tai čia tiesiog pernai metais daviau savo iššūkį nosiu paišyti kiekvieną dieną ir jau greitai baigsis tie metai. Ir taip, sakyčiau, be pradėjus paišyti gimė idėja ir padaryti ir parodėlę, nes jau tų portretų susikaupė. Tai vat pernai rugpjūtį dariau parodą 40 nosiaus portretų ir dabar jinai toliau keliauja. Tai tas nosis, žodžiu, gyvuoja, vis labiau eina į viešumą ir vis daugiau papasakoja. Tai džiaugiuosi, jeigu žmonėm patinka, o man tai daugiau toks yra kaip dienoraštis per nosių. O kur dabar galima jį pamatyti? Paroda, turiu galvoje. Paroda dabar keliauja po Šakių rajono bibliotekas. Buvo Slavikų berods bibliotekoje ir dabar jau kelsis į kitą. Supratau. Ar gali pasidalinti savo planais ir svajonėmis susijusiais su kūryba? Tai aš tikiuosi, kad man pasitaikys dar tokių kūrybinių projektų ir vis daugiau. Labiausiai juose žavi ta bendrystė ir draugystė tie bendri projektai, kai gali kažką sukurti ne tik tai iš savęs, bet kartu su kitu žmogum. Tikiuosi, kad nosius dar augs, tikiuosi, kad Kazlų Rūdoje menas toliau žydės, nes iš tikrųjų aš tikiu, kad tas tikrasis menas atsitinka tada, kai yra ne tik jau rezultatas, bet ir jį žiūrinti žmonės ir kažkur tarp jų per vidurį tame ore pasklinda ta magija, kur ir vadinama menu. Tai vat norėčiau, kad jo būtų kuo daugiau aplinkui. Tai ačiū tau labai, Domininka, už pokalbį. Norėčiau tavęs, kaip ir visų pašnekovų, paprašyti kažko palinkėti mūsų laidos žiūrovams ir kultūrą kuriantiems žmonėms. Aš taip gal visą laiką sakau, kad svarbiausia yra būti laimingu ten, kur esi ir su tiek, kiek turi. Nes visą laiką gali atrodyti, kad kažkas tai gražiau fotografuoja, gražiau kuria, kažkur žolė žalesnė, namai gražesni, bet iš tikrųjų surasti va tą vidinę ramybę ir džiaugtis tuo, kas esi va čia minutę ir kur esi, su tiek, kiek turi, yra labai svarbu ir to linkiu visiems. Ačiū tau labai. Ačiū. Mėly žiūrovai, ir aš jums linkiu surasti vidinę ramybę, apsilankykite rezidencijoje Grįžulo ratai, čia pamatysite Domininkos darbų parodą. Kviečiu aktyviai dalyvauti renginiuose, mylėti, gerbti ir puoselėti savo krašto kultūrą. Iki kito ketvirtadienio per Marijampolės televiziją 18 val.